Šiuolaikiniame pasaulyje vis daugiau žmonių ieško asmeninio, individualaus ryšio su dvasingumu, o kartu su tuo vis dažniau kyla klausimas, ar įmanoma būti ragana ir tuo pačiu būti religinga? Daugelis vis dar mano, kad raganystė prieštarauja tradicinėms religijoms, arba kad ragana yra žmogus atsisakęs tikėjimo. Tačiau tai yra klaidingas stereotipas. Raganavimas nėra religija. Tai praktika, metodų sistema, požiūris į energiją, gamtą ir žmogaus vidinį pasaulį. Todėl religingumas ir raganystė gali ne tik egzistuoti kartu, bet ir vienas kitą sustiprinti. Religingumas reiškia žmogaus ryšį su dieviškumu, aukštesnė jėga ar dvasinėmis tiesomis. Tai gali būti maldos, ritualai, moralinės nuostatos, asmeninė Dievo samprata ar atsidavimas tam tikrai tradicijai. Raganystė kitaip žiūri į pasaulį. Ji grindžiama praktiniais veiksmais, intencijų formulavimu, energijos valdymu, gamtos ciklų stebėjimu ir simbolinė kalba. Šios dvi sritys nėra konkurentės, jos skirtingos, bet suderinamos. Religija atsako į klausimą, kuo tiki, o raganystė atsako į klausimą, kaip tą tikėjimą gali išreikšti, įkūnyti ir paversti vidiniu patyrimu. Istorija ir dabartis pateikia daugybę pavyzdžių, kaip religingi žmonės integruoja raganystę į savo dvasinį kelią. Krikščioniškos raganos meldžiasi Dievui, naudoja psalmes kaip apsauginius žodžius, į ritualus įtraukia šventintą vandenį, angelus ir kryžiaus simboliką. Tokia moteris gali sekmadienį dalyvauti mišiose, o darbo dieną atlikti apsaugos ritualą savo namams, degindama baltą žvakę ir skaitydama 91 psalmę. Ji yra ir religinga, ir praktikuojanti raganystę, vienas kitam neprieštarauja. Žydų tradicijoje taip pat galima rasti raganystės elementų, kuriuos religingi žmonės naudoja šimtmečius. Kabala, angelų hierarchijos, hebrajiškos apsaugos formulės, amuletai – visa tai yra tiek dvasinė, tiek maginė praktika. Religinga žydė gali melstis ir tuo pačiu kurti apsauginį talismaną, remdamasi Toros frazėmis, suvokdama tai kaip tiek tikėjimo, tiek energetinės apsaugos veiksmą. Budistinė tradicija dar labiau parodo religingumo ir raganystės suderinamumą. Mantrų kartojimas, vizualizacijų meditacijos, energiniai ritualai su žvakėmis ar dubenėliais veikia kaip sakralinė magija. Žmogus gali būti giliai religingas budistas, kasdien kartoti Om Mani Padme Hum ir kartu atlikti energinį ritualą sveikatai, kuris pagal struktūrą visiškai atitinka raganystės praktiką. Pagonės raganos religingumą išreiškia tiesiogiai ritualais. Jos garbina senovės dievus, pavyzdžiui Afroditę, Heketę, Odiną ar Frėją, ir jų praktika natūraliai persipina su magija. Mėnulio ritualai, metų rato šventės, apeigos su žolelėmis ir žvakėmis – visa tai yra tiek religinga, tiek raganiška. Tokia moteris gali būti labai atsidavusi dievybei ir tuo pačiu gilinti ryšį su ja per maginę praktiką. Yra ir žmonių, kurie nepriklauso jokiai religijai, bet yra giliai dvasingi. Jie jaučia ryšį su gamta, su visatos energija, su protėviais ar su aukštesniąja sąmone. Tokie žmonės gali būti religingi savo vidumi, net jei neturi organizuotos religijos. Jų raganystė yra jų religingumo forma. Žvakių uždegimas, mėnulio stebėjimas, meditacijos, simboliniai ritualai tampa būdu išreikšti tai, kas jiems šventa. Religingumas ir raganystė dera todėl, kad abi sritys siekia sukurti gilesnį ryšį su kažkuo aukštesniu. Abu keliai naudoja ritualus, simbolius, meditaciją, intenciją ir vidinį susitelkimą. Abi praktikos padeda žmogui suprasti save, įžežeminti emocijas ir išgyventi dvasingumą praktiškai, o ne tik teoriškai. Raganystė nesiūlo naujo dievo ar moralinių taisyklių.
Ji siūlo įrankius. Religingumas suteikia kryptį, o raganystė suteikia būdus tą kryptį patirti. Todėl atsakymas yra aiškus. Galima ne tik būti ragana ir kartu būti religinga, bet ir labai natūraliai suderinti šios du gyvenimo aspektus. Raganystė neprieštarauja tikėjimui. Ji gali tapti jo tąsa, gilinimu ir gyvu kasdienišku išraiškos būdu. Tokia praktika leidžia žmogui būti ne pasyviu stebėtoju, o aktyviu savo dvasinio kelio kūrėju.